aš noriu kažko, bet aš neturiu pretenzijų, jeigu tai neįvyks. Tada nesusikūrė tas egoizmas, kuris ir sukuria tas vadinamas svarstyklės. Viskas. Jūs turite teisę norėti. Ir viskas, nueikit grįžę dabar namo, ta prasme, arba čia pasižiūrėkit, yra toks Debesyla, tinklaraštininkas. Aš va šiandien mačiau, jis yra įdėjęs savo įrašą, kuris surašęs 5 metų savo norus. 75% išsipildė. Dėl ko? Kitiems dar netėjo laikas. Bet iki tokių detalių, kaip namo norėjo, 9000 per metus, prašau, bet ko, į kurią pusę suko. Visi jūsų norai gali įsipildyti. Vienintelė priežastis, dėl ko jie dar neįsipildė, tai kažkur pas jūs viduje yra savęs apgaudinėjimas arba dar kitaip egoizmas. Nu, blėt, kada? Noriu. Ir pamiršau suknelę ant tavo stalo. Kristus eina vandeniu, iš Biblijos, tikra istorija. Kristus eina vandeniu, mokiniai sėdi valtį, traukia ten žolę, dar kažką tai. Ir vienas sako, klausyk, ir aš norėčiau kaip tu. Eik, sako. Jis atsistoja ir eina vandeniu, pradeda smukti iki kelių. Kristus jam nesako, žinai dabar, įkvėp, šešta pranajama, ten iškvėp, ta prasme, ir kai išeis dujos, tada jau tu galėjai. Ne. Jis jam sako vienintelį žodį. Kur tavo tikėjimas? Tai va dabar tikėjimas ir yra, kad tau priklauso. Bet kai tu tiki, tu neabejoji, va aš tikiu, kad galiu pakelti dešinę ranką, čia nebuvo jokios abejonės. Mažas vaikas nori pakelti dešinę ranką ir ten didžiulis yra stumimas. Bliam, turi pakilti, nepakyla, reiks išmokti pakelti ranką, be noro pakelti ranką. Lygiai tas pats su viskuo, lygiai tas pats. Tai išmokit norėti, nenorėdami ir turėsit viską. Jeigu kažkuris jūsų noras dar neįsipildė, jūsų noras nėra švarus,